Visiems geros dienos. Šiandieną darysim makaronų su kūnu, šampinionais ir žalumynais. Salus, aišku. Pradžioje sudėsim ir makaronus mūsų. Vanduo pasūdytas. Mes į tūną susidėsim smulkiai pjaustytą svogūną ir įdėsim truputį pipirų. Druskos nereikia, tūnas yra sūrus ir biškį alyvuogių aliejus. Ir išsimaišom. Biškį įdėsim petražolių ir svogūniškių. Dabar eisim kepti šampinionus. Kaip sakiau, šampinionus kepam ant karšto aliejaus, tegul nepaleistų skysčių, kol mes norim keptų, nevirtų. Mes nenorim valgyti kempinę, mes norim valgyti šampinioną. Nesudom dabar, nieko nedarom, kai apkeps, jau susitrauks patys. Svarbiausia, kad nepaleistų skysčių. Dabar mes juos apkepam, ir paskiau pasūdysim ir suragausim prieskonius. Prieskonius turim čia truputį druskos, pipirų, česnako džiovinto, vegetos ir paprikos. Kaip matot, nepaleidžiu jokių skysčių. Visas skonis pasiliko pačios šampinionas. Dabar sudedam prieskonius. Dabar suragausim saladas. Dėsim tik truputį druskos. Juodųjų pipirų ir alyvuogių aliejaus. Ir tą viską išmaišysim. Dabar persidėsim čia, kad mums neužėtų daug vietos. Va taip. Čia mes įsimesim svogūnų biškį, mūsų makaronam paskaninti. Truputį apkepdėsim makaronus. Mūsų svogūniukai pakepė. Dabar dėsim mūsų makaronus ir įkratysim biškį tokius daržovių vegetus. Na, dedam mūsų makaronus. Įdėsim tūną. Įdėsim šampinionų. Truputį petražolių ir truputį svogūniškių. Ant salos vėlgi dėsim dar svogūniškių ir petražolių. O taip. Ir čia įsipilsim sulčių. Nu, visiems skanaus, visiems prie stalo ir iki sekančio.